Knygynuose pasirodė pirmoji eseisto Ernesto Parulskio knyga Kasdienybės kunstkamera, kurioje autorius dalyjasi savo kasdienybės siužetais ir reiškiniais. Mano knyga yra maždaug per 10 metų parašytų esė rinkinys ir net ne rinkinys, o turbūt rinktinė, nes kadangi mano paties nuostabai aš esu pakankamai disciplinuotas rašytojas, tai per tų 10 metų tų tekstų susikopė ganėtinai daug. Ir juos atrinkau vėlgi darydamas šiokias tokias apklausas. Ir ta apklausa buvo visiškai paprasta. Jeigu apklausiamasis kikena, tas tekstas eina į knygą. Jeigu nekikena arba nedaug dievė pradeda klausinėti, apie ką tai yra, iš karto šalinamas. Štai taip ir susidarė maždaug apie 80 atrinktųjų, kurie turėtų būti smagus. Ernestas Parulskis kasdienybę kolekcionuoja nuo 1990 metų, kuomet Lietuvoje pradėjo rastis jį dominantys objektai – Eurovizija, internetas ar užsieniečiai Vilniuje. Tai yra įvairiausių kasdienybės nuotykių kolekcija, bet ne mokslinė kolekcija, nes kunstkamera. O kunstkamera, kaip jūs žinot, yra muziejų prototipas ankstyvasis, kada buvo į rinkinius kišama viskas, kas tik po ranka pasitaiko ir kas yra įdomu. Štai taip ir susiformuoja kolekcija. Ernesto Parulskio knyga buvo pristatyta Vilniaus knygų mugėje, tad gal po pirmųjų susitikimų su skaitytojais autorius jau gali spėti, ar jis sulauks pasisekimo. Manau, kad tikrai, nes aš nematau priežasčių, kodėl jos nereikėtų pirkti. Nes ji yra pramoginė, lengva, nereikia sekti siužeto, nes esė yra trumpi, pati ta knyga prieš miegą.